Taip, girdit. Pirmą kartą kalbu šitoj salėje. Sveiki visi, man labai smagu, kad mane išrinko šiemet atstovauti mūsų institutą kartu su profesorium. Ir kur čia šitas? Ne, atsiprašau. Ne. Ne kažką paspaudžiu. Linai? Atsiprašau. Taip. Kita skaidrė tiesiog šito, ne? Aišku, gerai. Tai va, tai kadangi dėstau šiaip jau 6 metus dirbu institute, bet manau, kad mano tyrimos sritis nėra labai gerai pažįstama iš instituto ribų, tai man šita paskaita bus labai gera proga ir pačiai papasakoti šiek tiek, ką veikiu, ir susipažinti su fakultetu ir išgirsti jūsų klausimus, ateinančius ne iš mano kolegų, kurie jau šiek tiek daugiau žino ir pažįsta, bet ir iš kitų. Tai, ir kadangi esu menotyrininkė, tai aišku, kalbėsiu labai daug vaizdais ir apie vaizdus. Taip, dabar nieko čia nesugadinant. Taip. Taigi, šiandien per paskaitą maždaug papasakosiu jums apie tokius dalykus. Tai apie tą bendruomenę, kuri yra jau Lietuvoje susikūrus. Papasakosiu apie istoriją, apie kontaktus Lietuvos ir Afrikos šalių istoriją, nes tam, kad kalbėti apie bendruomenę, kurią mes turim dabar, svarbu žinoti istoriją, kaip jinai susikūrė. Po to kažkiek parodysiu tos stereotipinius įsivaizdavimus, reklamą ir popkultūrą. Parodysiu kaip gerus, taip ir blogus pavyzdžius. Paliesiu žodyną, kaip mes kalbam, arba kaip nekalbam, arba kaip galbūt jūs patartumėt, kaip geriau kalbėti. Ir pabaigoje jūs pristatėt, arba aš pradžioje buvau parašęs, kad užduosiu tokius namų darbus, bet po to mąstant galvoju, čia yra tokia išprususi auditorija. Tai čia pervadinau, kad čia bus tokie, tiesiog akcentuosiu, pakartosiu tokius savaime aiškus dalykus, kur tiesiog, eilinį kartą geriau pakartot, jeigu ką užklausit. Taip. Taigi, kodėl užvadinau, kad jinai matoma ir nematoma bendruomenė? Dėl to, kad afrikiečiai Lietuvoje iš vienos pusės yra labai matomi, vizualiai labai matomi aplinkoje bet kur dėl savo odos spalvos, bet kita vertus mes mažiausiai apie juos žinome. Nežinoma dauguma, kaip atkeliavo, ką veikia, matom galbūt praeinant gatvę, važiuojant troleibusu, bet iš tikrųjų žinių ir medijoje, ir visur yra labai mažai. Ir tyrimų, ir kalbama yra labai mažai apie juos. Tai pagal migracijos departamento statistiką daugiausiai yra atvažiavusių iš Vakarų Afrikos, yra iš Nigerijos ir iš Kamerūno, bendrai būtų apie 1000, trečioje vietoje būtų Gana, dar kokie 300. Pagal jų statistiką bendrai būtų apie 1500–2000 tik tais, nors manau, kad šitie skaičiai tikrai neatspindi realios situacijos, bet kadangi nemažai jų jau vieną kartą gavus Europos vizą, jie migruoja, ar mokslo reikalais, ar darbo reikalais, arba kitais reikalais, tai jo, tie skaičiai tikrai neatspindi. Dar dėl ko sakiau, kad reikia pirmą sužinoti apie istoriją, dėl to, kad dauguma žmonių Lietuvoje galvoja, kad mūsų santykiai arba mūsų santykiai su Global South, su Afrika ir Azija prasidėjo Lietuvoje įstojus Europos Sąjungą, kas tikrai nėra tiesa. Kaip parodysiu, tų santykių ir tų kontaktų buvo labai daug ir prieš tai. Tai pradėsiu šiek tiek nuo anksčiau. Kokie buvo tie kontaktai? Tai aišku, tai buvo misionierių, krikščionių misionierių misijos į Afriką ir jau iš ten ateidavo pirmosios žinios apie įvairias šalis, įvairias vietas. Po to prasidėjo XIX amžiaus pabaigoje žydų migracija, litvakų migracija Pietų Afriką, kur irgi jau pradėjo tekėti įvairios ir pasakojimai, ir kažkokios gyvenimo tenais nuotrupos į Lietuvą. Atsirado antropologinė ir kelionių fotografija cirkuliuoti pradėjo Lietuvoje. Šiek tiek po Lietuvą keliaudavo taip vadinami human zoo, nežinau kaip tiksliai lietuviškai išversti. Skirtumas tik tiek, kadangi tai buvo dažnai tokie túrai po Europą, tai jie keliaudavo ir po Lietuvos teritoriją, ir po Vilnių. Tik skirtumas buvo tame, kad Lietuvoje negyvendavo, ne taip, kaip būdavo Vakarų Europoje, kur susikurdavo tie kaimeliai, ko buvo sukūrėmi, atseit kaip jie gyveno Afrikoje, tokie sukonstruojami. Lietuvoje to nebuvo. Kiek žinau, vienas iš šaltinių rašo, kad Bernardinų sode buvo restoranas, kurio savininkas buvo žydas Aisakas Šumanas.
Ir jis, norint reklamuoti savo restoraną, tai jis susodino į vežimą 19 ašančių, iš kur jie nežinoma, 19 ašančių ir kartu su plakatu, turbūt reklamuojančiu jo restoraną, tas vežimas keliaudavo po Vilnių. Ten, nežinau, dieną, dvi kažkiek. Bet tik skirtumas buvo tame, kad jie pareklamavo tą, nes pritraukiant dėmesį, tai prie tos iškabos, bet jie negyveno jokiam kaimelį, jokiuose ten trobelėse konstruotumų, jie buvo apsistoję Paryžiaus viešbutį Vilniaus centre, buvo toks viešbutis Peris. Čia yra portretas dailininko Jozepo Bogdanovičiaus, vienintelis Lietuvoje išlikęs juodaodžio portretas iš XIX amžiaus. Tuo metu buvo gana paplitę turėti juodaodžių tarnus, tik jų Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo labai mažai. Lenkijoje buvo daug daugiau, o Lietuvoje, jeigu bajorai norėdavo, kad kas nors vaidintų jų vaidinimuose dvaruose, tai jie versdavo savus lietuvius dažytis veidus juodai. Tai tokia buvo paplitusi praktika, nes pasirodyti prieš kaimynus, kad aš neturiu juodaodžio vergo, tai buvo jau nelygis. Tai yra kažkiek netgi išlikę iš vaistinių reklamų, irgi, kad reklamuoja, kad jūs labai galite juodai nudažyti savo veidą su mūsų ten anglio kažkokiu mišiniu. Ir aišku, kolonialinės, tai vadinamas prekės cirkuliuodavo ir kartu su tom prekiam cirkuliuodavo ir reklama, rasistinė reklama tų prekių, jau ten su tais vaizdais. Taip, dabar judant link jau 20 amžiaus, tai kai kurie kontaktai tęsiasi misionieriai, tęsiasi kelionės, tęsiasi žydų migracija į Pietų Afriką iki 30 metų. Ir jau atsiranda daug daugiau vaizdų, daug daugiau šaltinių. Tai čia yra iš misionierių, jeigu galite ten perskaityti, Marija, tu per savo sūnų grąžink bažnyčią Afrikos gyventojus. Čia yra labai įdomus, vienas iš mano mylimų pavyzdžių yra tautodailis, tai tautodailės pavyzdys, čia yra rankšluosčio laikiklis, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Ten yra tokia, nežinau, kiek jums matosi gale, juodaodžio galva tokia viršui. Manau, čia yra išskirtinis atvejis, kai Lietuvos tautodailė tokį sukūrė. Kaip tas atsitiko, nieks nežino, tyrimo Lietuvoje tokių nevyksta. Bet labai įdomiai parodo, kokie ryšiai jau tuo metu ir kokie vaizdai cirkuliuodavo, nes tas menininkas turėjo kažkur pamatyti. Čia yra Gerardo Bagdonavičiaus tarno kostiumas Moliero komedijų Tartiufas, 41 metų sukurtas. Čia yra pavyzdys reklamos lempučių žydų įmonės Pinčia, turbūt vadinasi. Ir ten, jeigu mato, čia 30 metų reklama, kad vienai šviečia taip skaiščiai, kad net Afrikoje gali tą saulę taip pakeisti. Tai ten 3 afrikiečiai nupaišyti. Nemažai įtakos jau tuo metu atėjo iš Jungtinių valstijų. Tai jau atsirado tas blackface arba, kaip čia lietuviškai, veido dažymo imituojant juodaodį praktiką. Tai čia Konsulas Granatas buvo tokia pjesė 25 metais. Čia yra amerikiečių, prancūzų šokėjos, dainininkės ir aktorės Josephinos Baker įtaka. Tai lietuvė Barbora Didžiokienė menininkė, akivaizdžiai imitavo arba jos įtaka jaučiasi šitam paveikslė, Miss Charleston. Čia yra iš Vakaro žinių reklama irgi, aišku, Vilniaus ar ten Lietuvos bet kokio miesto gatvėse nebuvo juodaodžių batų tų poliruotojų, taip? Tai bet atėjo tokia reklama, buvo panaudotas toks įvaizdas, tipiškas amerikietiškas. Pasaka. Toliau, keliantis į sovietmetį, tų ryšių jau mes turim daug daugiau ir tų vaizdų turim daug daugiau. Tai be abejo, čia yra 2 tokie svarbiausi dalykai. Tai be abejo, kad Sovietų sąjunga palaikė, demonstravo Afrikos dekolonizaciją ir buvo labai svarbu tautų draugystės ideologija. Čia atkeli plakatai sukurti buvo, ta prasme, jau buvo daug daugiau, bet parodau bent kelis, jau buvo labai paplitę. Na ir čia mano mėgstamas. Vizualiai parodyti, kaip atrodė, čia yra vaikų žurnalas Genys, kaip atrodė šaltojo karo takoskyra. Tai čia dešiniai rodydavo, nežinau, perskaitytų, bet neperskaitysit, bet juodai baltai vaizduojami
kapitalistinių šalių vaikai, kurie ten neprivalgė gatvėje, neapsirengė ten vargšiai ir visai kaip. Ir kairiai pusėje būdavo spalvota jau nuotrauka, kad būtų jau tikrai labai pavyku, šokantis, dainuojantis Lietuvos pionieriai. Taip. Man taip norisi. Va taip. Jo, turbūt. Dėkui. Šitas jau gerai. Taip, tai ir labai dažnai va, tos dizainas kartodavosi, kai va, čia yra vaikų gynimo diena arba kokie nors kitos tokie įvykiai, naujieji metai, mokslo metų pradžia, kad dar kartą priminti, kur yra kaip. Tai va ten, jeigu, man atrodo, čia net rašo kaip apie Tailandą, apie, dabar nepagaunu, kaip vaikus parduoda fabrikantams, man atrodo. Dabar nepagaunu, bet man atrodo Tailandą, kur vaikus parduoda fabrikantams. Ir kad lietuviai vaikais mūsų šalyje rūpinasi ne tik tėveliai mokytojai, bet ir tarybinė vyriausybė. Viskas aišku. Arba, jeigu tai yra pieštinė iliustracija, tai būdavo labai dažnai irgi labai akivaizdžiai, labai aiškiai papasakota. Vat viršų yra socialistės pasaulis, ten švenčia naujosius metus, čia kinai be abejo, čia juodaodžiai dar tie patys afrikiečiai, kurie pataiko į tą socialistinį pasaulį. Nu ir čia yra tie, kurie vargšai nepataiko, va ten jie dirba kapitalistui, ten lenkia nugarą, čia yra vargšė mama, kuri turi prašyti pinigų, išmaldos ir va ten vaikučiai ir aišku beždžionė ir aišku dar turi būti kosmosas, kuris kas nors žiūri iš viršaus, taip, nes sovietų kosmosą reikėjo kažkur įdėti tuo pačiu. Ir vat irgi tokie buvo labai populiaru ir ten dar būdavo parašyta, kad nepamirškite, kad vat yra tokia proga, kad jūs čia švenčiat, gausit dovanų, ten, nežinau, būsit su draugais artimaisiais, bet va tose kitose šalyse, vat vaikams tai blogai, tai nepamirškit ištiesti jiems ranką, pagalbos ranką. Iš tiesų apie Afrikos politiką buvo nemažai pasakojama. Tai vad netgi vaikų žurnaluose buvo pasakojama, pavyzdžiui, apie Patrice Lumumba, apie labai žymų Kongo Demokratinės Respublikos lyderį, politinį lyderį ir prezidentą, kad jis buvo antiek populiarus, kad netgi Lietuvos tautodalininkas Antanas Bagdonas sukūrė šitokį darbą, Kongo tragedija Lumumba, kas vėlgi atspindi, kad Lumumbas buvo kultas visoje Sovietų Sąjungoje, bet ir Lietuvoje taip pat. Antras aspektas, kurį minėjau ir buvo labai svarbus, tai be abejo tautų draugystė, kuri buvo spindėta labai plačiai, aišku, daugiau vaikų žurnaluose, vaikų spaudoj, vaikų kultūrai, bet ir suaugusiųjų taip pat. Tai va čia keli iš egzempliorių, čia yra Genė žurnalas, tai va, būdavo dažnai, aišku, 3 vaikai, 3 rasių, bet būdavo ir daugiau čia sugalvotas, tų atspalvių dar pridėta. Ir va čia turbūt vienas ankstyvųjų pavyzdžių, 54 metų, kai jau juodaodė mergaitė vaizduojama vaikų žurnale, Lietuvos vaikų žurnale, Sofijos Veiverytės ir be abejo būdavo su baltom, su balandis, su baltais balandžiais. Vėlgi, tautų draugystė, Klaipėdai stovėjo toks paminklas, neilgai stovėjo, bet čia yra 55 metų atgimimo aikštė, tuomet tarybo, aišku, buvo aikštė Klaipėdoj, stovėjo paminklas skirtas tautų draugystei, ten kur 3 figūros įvairių rasių, taip pat ir menininkai nemažai lipdė, buvo proga, tai va čia yra afrikiečių biustas Konstantino Bogdano sukurtas. Labai įdomiai ta tautų draugystė atsispindėjo ir žaislų gamyboje. Buvo pakankamai populiaru pirkti, gaminti, dovanoti juodaodės lėles. Tai vat cirkuliavo ir tokie knygutės arba instrukcijos, kaip pačiai pagaminti, pačiam pasiūti, numegzti lėlę įvairių rasių. Čia yra keli pavyzdžiai iš Vilniaus žaislų muziejaus, o čia yra rašytoja Vaiva Rykštaitė, kuri irgi turėjo tokią lėlę, nes netyčia kažkur jos straipsnį jinai paminėjo ir aš jai parašiau, sakau, ar turi dar tą lėlę? Jis sako, taip turiu. Tai atsiuntė nuotrauką, kad va ir kad jinai vadinosi ta lėlė
Va, tikrai nuo gimimo turėjau juododę lėlę. Mačiutė mane parvežė iš Vokietijos. Man ta lėlė visą vaikystę buvo svarbiausias, mylimiausias žaislas. Vadinau ją pirmiausiai Džioniu, po to Negriuku, o paskui, sužinojusi apie lytinius organus, pervadinau į Zaurą. Dėl serialo Vergiau Zaurą. Vėliau dėl tos lėlės svajau ištekėti už juodaodžio ir turėti juodaodžių vaikų. O šita buvo pasiūta, man atrodo, pagal instrukciją, ar tik ne į Žaliapukės. Čia mano viena iš mokslininkių kolegų irgi išlikos pas ją. Taip. Toliau, aišku, sovietų internacionalizmas buvo palaikomas keliais būtais ir vienas iš jų buvo tos kelionės. Tai vyko kelionės ir oficialios kelionės delegacijos, tai pirma tokių, arba ne pirma, tokia svarbiausia, viena svarbiausia buvo Juozo Nekrošiaus 78 metais kelionė į Kongą. Po to labai dažnai, aišku, kultūros darbuotojai važiuodavo, neaišku, bet čia gal niekam neaišku, kultūros darbuotojai važiuodavo, rašytojai, dėstytojai, mokytojai, mokyklų mokytojai. Tai va čia vienas iš tokių labiau oficialių pavyzdžių, Saveliaus Golubiovo Mauricijui, kurie deda gėles, vainikus Lenino biustui. O čia yra Tarasova, jam sessionas Akroje. Keliaudavo dar nemažai lietuviai su žvejų traileriais. Aišku, žinomas pavyzdys yra Čekuolius, bet jų keliaudavo ir daugiau, ten Sirijos gira važiavo, plaukdavo. Ir jie po to grįžę nemažai rašydavo ir straipsnius, ir vaikų literatūrą, ir jaunimo, ar visokius atsiminimus, tai iš to irgi galima nemažai sužinoti apie tos kontaktus. Ir be abejo buvo nemažai ir kelionių iš afrikiečių delegacijų į Lietuvą. Tai va čia maždaug kiek cirkuliavo, čia tik dalis cirkuliavo Lietuvoje tų tokių knygų ir lietuvių parašytų ir verstų. Tai va Petras Adlys, Laurinčiukas, Zubavičius, Motūza, tai čia lietuviai, kurie grįžę ir po to parašė Sirijos gira, Sakalauskas. Buvo ir lietuvių autorių parašytų, grožinės literatūros lietuvių autorių parašytų, tai Misevičius rašė tokius koko nuotykius, čia yra iš Čekuolio pasakojimų, čia yra Matučio Arteko trimitai. Taigi apie tos delegacijas į Lietuvą keli vaizdai. Čia yra Ganos delegacijos vizitas į Klaipėdos laivų statyklą jo 64 metais. Čia yra lankė lietuvių darželį delegacija. Čia sutikinėjimas su duona ir druska, man atrodo, oro uoste delegacijos. Ten Namibijos, man atrodo, pramonės kažkokia delegacija. Tai tokių archyvose kadrų yra nemažai ir video yra išlikę. Buvo ir spaudoj nemažai atspindėta. Šitas irgi vienas, Semos piešia Lietuvaitė, vienas iš mano mėgstamų. Labai būtų smagu, jeigu tas paveikslas būtų išlikęs tos Lietuvaitės, bet... O čia yra Lietuvos jaunimo forumo Maskvoje... Ne tas, palaukit, čia yra... čia yra iš jaunimo gretų, čia yra Dahomėjas jaunimo delegacijos vadovas ir Čado jaunimo sąjungos generalinis sekretorius šnekučiuojasi su Vilniaus universiteto studentė Vida Gudelevičienė, 61 metų. Tai vat, specialiai parinkau ir Vilniaus universiteto atstovus. O apie tą Semą, ten yra visas pasakojimas, kaip jis norėjo, tėvai norėjo, kad jis važiuotų į Paryžių studijuoti meną, bet ne, jis pasirinko Sovietų sąjungą ir pasirinko Lietuvą atvažiuoti studijuoti dailės. Taip pat mane domina, ar buvo mišrių santuokų tuo laikotarpiu. Ir jeigu pradžioje aš galvodavau, kad jų nebuvo, nes kiek ten apklausdavau tėvų ar tėvų pažįstamų, ar kažką žinojo, niekas sakė, nieko nežinojo. Nes kadangi į Lietuvą nevažiuodavo studijuoti afrikiečiai, kaip važiuodavo į Maskvą, į Kijevą, į kitus miestus, ten aišku be abejo buvo ir tų romantinių ryšių, ir santokų, ir vaikų. Lietuvoje apie Lietuvą tik radau kelis iš to paties Lietuvos pionieriaus,
Čia yra tokia Batsumanių šeima, kur moteris, pamiršau vardą, Gudrūnė ištekėjo už kongoliečio ir išvažiavo į Kongą. Ir čia yra apie jų šeimą, yra iš Krakių. Tai va čia yra apie jų šeimą Krakiuose, mokykloj, čia yra straipsniai. Ir socialinių tinklų dėka, kas dabar smagu, tai aš tos vaikus suradau ir aš palaikau ryšį ir tą Gudrūnę suradau ir tikrai pažįsta turbūt Kongo istoriją, abiejų Kongų ir Brazavilio ir Kinšasos istoriją geriausiai turbūt Lietuvoje. Niekas iš mūsų taip neišmano tų visų virsmų politinių ir ekonominių ir istorinių kaip jinai. Ir suradau tos du vaikus, kurie dar buvo Lietuvoje gimę ir jie dar kalba lietuviškai, bet nors jie 8-9, man atrodo, kaip išvažiavę tada kartu, nes mama grįžo, po to, kai jos vyras mirė, jinai grįžo į Lietuvą prieš kelis metus, tai jie taip ir gyveno dabar Krakėse. Vaikai liko Konge, tai čia yra nuotraukas su Patriso Lumumbos dukra. Nes aš jį turiu, tą Lilianą, sūnus vardu Lilianas, turiu jį Facebook'e ir jis čia kažkurį kartą papostino nuotrauką. Aš, sako, sutikau parduotuvį. Aš taip kaip, nes va ta nuotrauka, kur kažkada ten rodžiau Patriso Lumumbos su vaiku, tai čia yra šita dukra. Tik ten buvo užvadinta, kad ten berniukas, nors iš tikrųjų pato supratau, kad ten mergaitė, tai va čia yra jinai pati. Tai va taip istorija tą ratą apsuka kartais. Šiaip Lietuvos pionierius labai mėgo Kongą. Tai 10 metų vyko tokia akcija, operacija, nuo 7-2 iki 8-4, net 12 metų, operacija Kongas, kur buvo ir susirašinėjimai, ir moksleivių važiavimai, ir dovanų siuntimai, ir labai daug pasakojimų apie Kongą, apie poetus, apie rašytojus, apie gamtą, apie kultūrą, apie viską iš esmės. Tai prasidėjo nuo šitų dviejų, kai tos merginos laišką išpublikavo, po to buvo šitos Laimos ir po to prasidėjo čia atsakomieji vizitai. Tai buvo 12 metų operacija, vadinasi Kongas. Tai dabar judant link 20 amžiaus, o 21 amžiaus. Tai jau dabar, jeigu prieš tai mes galėjom kalbėti tik apie kontaktus, tai jau dabar galim kalbėti apie tą afrikiečių bendruomenės pradžią. Nes turbūt keli tokie faktoriai prisidėjo. Pradėjo pagaliau atsiversti universitetai ir kolegijos, leisti priimti daugiau neeuropiečių studentų, migracijos politikos pokyčiai, turbūt šitie du buvo tokie svarbiausi. Ir jau tada pradėjo augti bendruomenė. Ir aišku, teigiamų pavyzdžiai, vienas po kito, jeigu vienas išvažiuodavo, tai iš jų draugų sužinodas, kad jam čia sekasi studijuoti ir įmanoma gauti darbą ir pragyvenimo lygis nėra toks uždarbis nėra toks žemas, pragyvenimo lygis yra pakankamas, tai važiuodavo tada kiti. O čia yra keli, tai šiuo metu daugiausiai yra iš tos bendruomenės yra studentų ir jaunų profesionalų, tai mes turim tik pirmą kartą, labai nedaug yra ant čia gimusių jau, turbūt yra vienetai, yra daug daugiau yra mišrių šeimų vaikų, tai jų yra, jie dar tokie paaugliai daugiausia, nes tas viskas prasidėjo, kada atsivėrė, tai arba kada lietuviai pradėjo važiuoti į Londoną, tarkim, ir dažniausiai moteris, jeigu kažkas nepavykdavo, likdavo su to vaiku ir jeigu kartais grįždavo, tai tų vienišų motinų auginančių vaikus mišrios rasės yra nemažai, bet jie dar daugiausiai yra paaugliai, dar irgi kaip ir negali skaityti, kad jau yra suaugę. Čia yra pavyzdžiais iš tokios programos Digital Explorers, kuri jau buvo skirta jauniems profesionalams, kuri labai sėkmingai pritraukė Nigerijos jaunus profesionalus į Lietuvos IT rinką. Ir jie tęsė šiaip savo veiklą, tai irgi pagal juos pradėjo daugėti būtent Nigerijos atstovų Lietuvoje. Ir be abejo, labai neigiamą įtaką padarė Baltarusijos sienos krizė, bet čia būtų atskira paskaita apie šitą. Taip, dabar kas galėtų įvardinti visus vardus? Pakelkit ranką. Visų. Nu gerai, 5. Nu gerai, kas nori pabandyti? Kaip matote, čia visi labai žinomi, čia yra visuomenės veikėjai. Matyti, taip, matyti, tik vardų nežinot? 3, tai 3 turbūt Eskedar žinot, Diavara ir ką dar? Eskedar, taip, Nambeko, taip,
O čia? Oneida, teisingai. O čia? Kas nors pažįsta? Čia yra Samsonas Obiadūnas, jis Delfi turėjo prieš 2 metus, man rodos, savo laidą, kur kalbino kitus užsieniečius gyvenančius Lietuvoje, lietuviškai. Jis yra ICM doktorantas, jau čia gyvena gal virš 10 metų. Taip, Nombeko pasakėt, o ten? Tikrai, nepažįstamas. Ne, tas viršui kairiai. Taip, čia Lietuvos balso laimėtojas prieš 2 metus. Ne. Taip, nigerietis, kuris yra pabėgėlis iš Ukrainos, bet gyvena šiuo metu Lietuvoje. Taip, jis laimėjo Lietuvos balsą prieš 2 metus, man atrodo. Čia šiaip įdomu patikrinti, nes mano akis yra, aš matau kitaip, aš turbūt pastebiu net nenorint daugiau, bet įdomu, kiek jūs pažįstas, net aš esu labai subjektyvi. Kaip, pavyzdžiui, esu subjektyvi šitiems dalykams. Anksčiau nieks nepagalvotų, bet dabar klubuose groja afrobeatą ir yra juodaodžių didžėjų. Tai anksčiau to nieks nepagalvotų, nes Lietuva yra techno ir popso ir gal roko kraštas, bet kad atsiras R&B ir afrobeatas, apie tai nieks negalvoja. Bet čia yra tokie dalykai, kur pastebi, kai gyveni čia vietoje, kai atvažiuoja kas nors iš vakarų Europos, jie nemato tos dinamikos, nes tai yra visiškai normalu ir net yra labai mažai dar šiaip palyginus, bet tai yra normalu. Kai aš pradėjau matyti juodaodžius autobusų vairuotojus, aš taip, tai yra įdomus pokyčiai Lietuvos visuomeniai, kurių niekada anksčiau nebuvo, tik įdomu, kaip toliau tas vystysis. Arba kai pirmą kartą, vos man atrodo prieš savaitę, pamačiau juodaodę valytoją, man buvo labai liūdna, nes aš galvoju, gerai, studentai, jaunieji profesionalai, viskas tvarkoja, bet kad mes turėsim juodaodžius valytojus, čia yra visiškai kitas dalykas. Tai, jo. Tai dabar šiek tiek apie tos stereotipus, apie tos įsivaizdavimus ir įsivaizdavimus. Tai kas nors gal norėtų pakomentuoti reklamą dešiniai? Nes aš anksčiau buvau labai kritiška jos atžvilgiu, bet po to pagalvojau, gal veltui, gal čia viskas tvarkoja. Tai kas yra netvarkoja? Nes reklamos kairėje paskutiniu metu pradėjo nemažai Lietuvos mados drabužių dizainerių naudoti savo reklaminėse kampanijose juodaodės merginas, moteris, nebūtinai modelius kaip profesionalės, va čia ta paties Kedaro Utenos trikotažą reklamavo prieš kurį laiką. Ten yra tada mama ir dukra šiaip iš Pietų Amerikos, bet juodaodės. Šitų dviejų nepažįstu, bet šiaip žinomi vardai pradėjo šiek tiek keisti savo reklamos kampanijas. Bet Statkevičiaus reklama, jinai net dabar padaryta, jinai gal prieš kokius 7 metus. Gerai, tada kol kas praleisim. Ką? Nežinau, aš nebepajėgiu jos komentuoti, aš galvoju, gal kas nors kitaip įvardins. Kad arabė moteris kaip paslaptis, taip. Nes aš kai kažkuriuose mokymuose ją kritikavau, man pasakė, kodėl, kas yra blogai su ja. Tai aš jau nebesugebu dabar šito. Nes su ja viskas yra blogai. Ir kai žmonės nesugeba pamatyti, kad blogai, tai čia yra popkultūros keli pavyzdžiai. Nežinau, ar jūs matėt, bet viršui čia buvo skandalas prieš kelis metus, tokios Andželikos Kinderytės, jai priklausė tokia lėlių šou grupė Lunar. Tai jinai ten turėjo įvairių personažų.
Čia buvo muzikinės kaukės šou, kur Violeta Tarasovienė ir Martynas Kavaliauskas ir Jokūbas Bareikis pasirodė su užtamsintais veidais. Na ir čia yra Agnė Galavičiūtė su vyru, kurie pozavo kaip Kim Kardashian ir Kanye West. Čia parinkau tokią vieną iš mano mėgstamų citatų, Nigerijos rašytojas Chimamandas Ngozi Adichie, kuri yra, manau, labai tinkama šitą kontekste. Ir vat, kalbant toliau apie muziką, nežinau, ar man aišku gros dabar. Garsas čia turbūt nėra garsas. Čia kažkas ne to groja. Jo, tai nežinau, ar visi matė, bet žinoma Lietuvos grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Indologams Lietuvos muzikos padangiai, bet yra tuo tarpu ir kitas. Donato Montvydo. Čia yra pirmas atvejis Lietuvos muzikoje, kai yra lietuvių kalba sukurtas afrobytas, afrobyto pagrindu, kur labai gražiai yra suderinta. Čia yra kamerinietė Sandra, kuri gyvena Lietuvoje, iš tikrųjų yra šokių mokytoja. Kas galbūt mūsų laukia, tavęs laukia. Apkabink, prisiglaus, aš laikysiu, tavęs nepaleisiu. Mes kylam ir krentam lengvai. Taip. Tai kai Antikvarinių Kašpirovskio grupė Antikvariniai Kašpirovskio dantys buvo užklausę apie tą galimai rasistinį klipą, jie gynėsi esą ironiški ir pašiepė lietuvių stereotipus. Bet šitą klipą čia turbūt vienas iš tų kelių, kur net kai aš duodu užsieniečiams studentams paanalizuoti, jie visi pagauna. Čia net nereikia nei kalbos, nieko, bet čia yra, jie pašiepė mus, pasirodo. Oi. Lina man dabar nepersijungia toliau. Sekant. Tai man jau čia neveiks dabar.
Tai aišku, spaudoje tie stereotipai taip pat gajus, tai va tokio tipo kaip alga kaip afrikiečiams, arba tarmuose dar dažnai girdimas, kad ten atostogavau kaip baltas žmogus, taip, čia yra iš tokių labiausiai paplitusių. Bet kad matai antraštėse, tai čia dar labai nesena šių metų. Taip, toliau perinant prie žodyno. Ar jūs žinot, kas čia yra per žemėlapis? Kokio tipo čia yra žemėlapis, kokio pobūdžio? Tie, kam aš jau sakiau, tai prašom patylėti. Ar žinot? Nesusidūrėt su tuo. Čia yra DNR tyrimo testo žemėlapis. Žinot, kai siunčiat savo ten seilės pavyzdį, ten yra kelios įmonės, organizacijos, kurios to daro, tai va čia yra tų tyrimų rezultatai, vizualizacija. Arba jeigu su procentaliai, tai atrodo taip. Va to konkretaus, kur va ten matant. Taip, va šitas rezultatas, jo, reikėjo plačiau paaiškinti. Šitas rezultatas yra vieno konkretaus lietuvio žmogaus, siųsto analizuoti, šiuo metu gyvenančio. Labai įvairūs, taip, jūs matote, ir aškenazių žydų, ir skandinavų, ir Nigerijos. Aišku, ten čia galima atskirai kalbėti, kaip ten, ant kiek tiksliai ir ką jie ten parodo, nes parodo realūs, bet daugmaž. Tai kalbant dabar apie žodyną, kaip jūs įvardintumėte tokio žmogų, žinant, kad jis turi tokių etniškumų? Nes tai nėra lietuvis, tai nėra Lietuvos žydas, tai nėra kas mes pakankamai jau pratę sakyti, ten Lietuvos lenkas, Lietuvos žydas, Lietuvos rusas. Kaip toliau? Taip, čia vienas būdas, taip, kaip jis prisistatytų, bet tarkim mes nepažįstam ją asmeniškai, kad užklausti, nes 21 amžiuje tokių atvejų tik daugėja. Tarp mūsų visų, taip, tokių, kur tie etniškumai tik sluoksniuojasi, jų vis daugiau, taip. Ir kaip, ar to reikia, ar kaip, nes vis sunkiau būna ir vardinti save, kai kažkam, aš dabar ne apie save konkrečiai, nors man irgi būna to, ir kitą įvardinti. Tai dabar kalbant apie šitą, ką jūs matote, tai yra mano sūnus. Ar tai ką nors keičia? Taip, tikrai. Čia yra tiesiog toks footnote. Yra išleistas ŠMC trumpas rasizmo sąvokų paaiškinimas. Yra ir išleistas, ir yra online. Tai ten yra pagrindinės sąvokos šiaip labai neblogai paaiškinimas, esu prisidėjus prie to, tiesiog kad nepamirščiau. Bet kalbant apie tą žodyną, tai mes turim African American, tai paprasta. Turim Black European arba European. Ne European turi būti to. Afropean, jo, ne taip parašiau, turbūt Afropean. Turim British Caribbean, čia dar viskas tvarkoj. O kaip toliau? Kaip tas? Nes Black Lithuanian anglų kalba skamba turbūt, daugmaž normaliai. Bet lietuvių kalba, tas kaip? Juodaodis lietuvis, Lietuvos juodaodis lietuvis. Bet ar reikia tą sakyti? Nes, pavyzdžiui, mano sūnus nesako, kad jis yra juodaodis. Bet nežinau, čia yra klausimas. Čia apie tai, ant kiek sudėtingėja tie įvardinimai. Nes jūsgi žinot, kaip dažnai spaudoja, jeigu ten baltasis, taigi neįvardina, bet jeigu ten indas ar ten kas nors, ką nors padarė, tai arba juodaodis, tai iš karto įvardinama rasė arba ten kilmė. Tai ar mes norim? Nes aš, kadangi daug iš šito tyrimo remiasi labai asmeniniais ir tokiais praktinė patirtim, tai aš jo niekada, jeigu galima neminėti spalvos, aš niekada to nedarau. Nežinau, taip. Ir jis pats niekada šito nemini.
Jo, bet tiesiog čia su šito aš daugiausia susidūrus. Čia kaip prisėda šitos tapatybės, tai čia tada, bet bent jau su ta etninė rasinė išsiaiškint, kad mes nemokam apie tai kalbėti. Tai čia dar yra kiti, nes dar ir šito žodyno, net jeigu aš kalbuosiu su savo kolegom ar kam tam yra įdomu, irgi yra radikalesnių nuomonių ir tokių, netokių radikalių, tai kai kurios mano pažįstamas net nenori vartoti žodžio juodaodis, man atrodo. Yra tokių, nes vėlgi verčiant angliškai skamba negražiai, tai toks. Tai gerai, kadangi laikas jau, matau, link pabaigos, tai dabar judant prie tų kelių akivaizdžiai savaime aiškių dalykų, tai tiesiog pakartojant, kad pirmiausia matyti žmogų, o ne rasę ir ne odos spalvą. Po to be abejo labai svarbi edukacija. Netgi universitete, kai ateina studentai, aš matau, kad jie arba nieko nežino, arba žino taip, kad reikia pasakoti ir taisyti tą jų žinojimą. Tai kas vyksta mokyklose, tai suprantu tik iš studentų, kad jie ateina su nuliu žinių. Ir kalba. Be abejo, kaip kalbam, tai tas atostogauti kaip baltas žmogus, arba tai čia tik vienas iš tų mažų pavyzdžių. Bet kalbant apie tokius praktinius pavyzdžius, tai čia gal labiau, dabar, kai yra kalėdinis laikotarpis, tai labai paprasta pamiršti apie tos, kurie dabar neturi šeimos ir artimų, su kuo švęsti kalėdas. Tai netgi vienas laiškas skirtas tokiems žmonėms, kad priminti, kad mes prisimenam ir pasveikinti ir galbūt pakviesti kartu kažką, tai būtų toks vienas iš labai, manau, gražių praktikų. Turbūt jau visai pabaigai. Ašgi turiu pakviesti šito Davido Goldblato parodą. Čia yra pietų afrikietis fotografas, su kurio paroda dabar vyksta NDG, su kurio aš susipažinau prieš 10 metų, rašydama dar disertaciją ir turbūt, kuris buvo vienas iš tų, kuris prisidėjo prie visą mano susidomėjimą šitais klausimais rasės, rasizmo ir Afrikos istorijos ir kultūros, Pietų Afrikos pirmiausiai. Tai dabar, kai jo paroda yra atidaryta NDG, tai aš jaučiuosi, kad jau tas ratas apsisuko ir kad kažkokie pokyčiai vyksta. Tai tiek. Taip, ačiū labai Karina už paskaitą ir vėlgi klausimai, jau matau ranką. Ačiū labai, labai, labai įdomu ir aktualu. Aš tik tai dėl savaime suprantamų dalykų vieną repliką noriu pasakyti dėl edukacijos ir ten, jeigu tą skaidrę grąžintumėte, pas jūs yra per vidurį parašyta, pasidomėkite iš kokios šalimi, iš kur atvyko jūsų naujas pažįstamas. Tai man atrodo, kad čia yra truputį per šiurkštu, nes gali paaiškėti, kad tas naujas pažįstamas jis Lietuvoje gyvena. Ta prasme, jis iš niekur neatvyko ir aš šitą žinau, nes mano sūnus klasėje turėjo, nenorim minėti reiškia spalvą, bet klasiokams tai nebuvo jokia problema, bet mokytojoms visą laiką būdavo, o kaip jūs ten pas save, toj šaly, kurioje jūs gyvenat, žmogus iškia lietuviškai laisvai šneka, klasiokai visi su juo susišneka ir draugauja, bet jis nuolat girdi, reiškia, tų vyresnės. Aš manau, kad tai yra kartų problema iš dalies, nes, reiškia, tiems žmonėms, kuriems 14 metų, jiems tai nesukelia jokio klausimo. O mokytojams, kurios turbūt tą Lietuvos pionierių, reiškia, vartė kažkada ar panašiai, tai atrodo, kad čia gal iš Kongo, gal susirašinėsime ar panašiai. Tai aš sakyčiau, domėtis šalimi, tai gal pirmiausia pasidomėkite, ar jis atvyko iš kažkur tas žmogus. Taip. Bet visgi daugiau šansų, kad jis bus atvykęs, nes Taip. Nes ir mano vaiką labai dažnai kalbina anglų kalba, galvodamas, kad yra turistas. Taip. Taip. Dar matau klausimą. Ačiū, Karinai, už pristatymą. Aš tik trumpai norėčiau išgirsti jūsų komentarą, kiek čia Lietuvoje mes turim to vadinamo color blindness, kur reaguojant į tai ir kaip ir savo paskaitos metu akcentuojat, tą spalvos aspektą, kiek čia dar yra tai pas mus taip stiprų formuojasi tas visas color blindness reiškinys.
O jūs, dėkui už klausimą, o jų tas colorblind'as yra savaime labai toks nepaprasta sąvoka. Jis turi pakankamai neįgiamą konotaciją šiaip. Taip, kaip? Taip. Ir taip, Lietuva neturėjo kolonijų, tai dėl to mes čia visi tokie geriečiai ir mes negalim būti rasistai. Manau, kad labai dar gajus tas požiūris. Taip, dėja. Nors mes visi esam to paties globalaus pasaulio dalyviai ir tame pokalbėje dalyvaujam. Aš irgi, vėlgi čia asmeninė, aišku, patirtis, aš vėlgi, kadangi aš 2 metus mokiausi Keiptaune universitete, aš tenai važiavau kaip tipiška tokia atstovė, kad aš čia ne mano reikalas, aš galiu tik klausytis, žiūrėti iš šono, bet čia ne man. Jau grįžau iš ten, pilnai suprasdama, kad čia visiškai mano pokalbis ir aš privalau dalyvauti. Mačiau dar vieną ranką. Ačiū, Karina, už paskaitą. Noriu klausti, rašai, kad jau Lietuvoje kūrėsi afrikiečių bendruomenės. Man įdomu, kokiu pagrindu tos bendruomenės kūrėsi, ar jos pagal valstybės kilmę, bet irgi žinom, kad ant tos valstybės irgi ne visada labai natūraliai susidarydavo, ar yra kažkokių įvairesnių pjūvių, kaip afrikiečiai atranda kažkokios savo tapatybės čia viduj. Ir man įdomu yra ne tik tai, ką mes Afrikos čia Lietuvoje gaunam, bet ir Lietuvos kultūros, va šita dalis Afrikoje, Pietų Afrikoje šiuo atveju. Gal jeigu įmanoma trumpai, kaip Pietų Afrikos litvakai, koks yra jų požiūris į šiandieninę Lietuvą, ar jie atvyksta čia šaknų ieškoti giminaičių, kiek jiems dar aktuali ta Lietuva, dabartinė Lietuva Pietų Afrikos litvakam? Taip, dėkui už klausimą. Dėl tų bendruomenių, kiek žinau, kadangi šiaip nigeriečių yra daugiausiai, tai jų yra kaip ir tokia jau nigeriečių bendruomenė, kurie švenčia Nigerijos nepriklausomybės dieną, ten yra maistas, šokiai, muzika. Čia turbūt yra didžiausia tokia pagal šalį. O toliau eina labiau pagal kalbą, yra prancūzakalbių labiau. Ir tokių, kadangi tų, kurie atvykę iš mažesnių šalių, kurie yra tik kokie 10 žmonių, tada jau ten jie prie kažko. Arba, nes tokios bendros, čia tik kadangi šitos paskaitos rėmose aš taip apibendrinu, aišku, tokios bendros, ir yra Facebook'e grupė ten afrikiečiai Lietuvoje, kurie ne juodaodžių nepriima. Taip, tokia yra. Yra šiaip tas užsieniečiai Lietuvoje, bet yra ta būtent afrikiečiai. Tai čia dėl pirmo klausimo. Taip, nigeriečiai ir po to pagal kalbą šiaip. Nes prancūzakalbiai atskirai laikytųsi. Dėl Pietų Afrikos. Kiek Pietų Afrikoje ir Lietuvoje, daugumai tų litvakų, kadangi tai yra jau 3. karta, 3., 4. karta, jiems ta Lietuva įdomi tik gauti ES pasą. Dėja, čia vienas, tai jie dėl to ten lanko ambasadą, ten jų daug atrodo. Antra, jie atvažiuoja aplankyti holokausto tas vietas šaudimo, uždeda kryžiuką, kad aplankė ir išvažiuoja. Jie daugiau beveik nieko nepamato, dėja jie nepamato viso šito Lietuvos istorijos kontekste, kad mes turėjom ne vieną traumą, mes turėjom jų daugiau ir kad čia tikrai užtruks ilgai ir kad čia ne taip, kad mes čia su kažko nesusitvarkom, nes mes turim tik vieną žaizdą. Ne. Tai tik vienetai bando pamatyti Lietuvos gamtą, pajusti ryšį su gamta, nuvažiuoti pajūrį, į Lietuvos miškus, pajusti, kai kam tas pramuša būtent per ryšį su gamta, su miškais, bet dėjo daugam atvažiuoja tik į Panerius, ten vienas getas, Paneriai, ten Kaunas ir ten į mišką ten, kur būtent tas miestelis, iš kur jo šeima kilęs. Čia... Taip, tai ačiū dar kartą labai, Karina, už jūsų labai įdomią paskaitą. Nenorime irgi jūsų paleisti tuščiomis. Tai nedidelė dovana nuo fakulteto jums. Dėkojame.